Parodyti patį primityviausią torsioninio lauko veikimą, reiškia, kada jisai veikia vandens molekulės, kurios skrieja ratu, reiškia. Dabar molekulės stovi vienoje vietoje, jos neįsuktos yra, o kitu atveju mes tas pačias molekulės išsuksim ir jos įgaus visiškai kitų savybių. Štai du buteliai, vienas su vandeniu, kitas tuščias, apverčiamės dabar, reiškia. Iš viršutinio butelio pradeda bėgti tas vandenukas, kaip matot, bėga, bet jis bėga iki tam tikro laiko, kol susilygina, reiškia, vakuumas ir susilygina svoris. Ir toliau į kitą butelį jisai nebėga. O štai dabar mes jam suteiksim tam vandeniui torsioninių lauko momentą, reiškia, suteiksim energiją, kuria jisai įsisuktų, reiškia, į sūkurį tas vanduo. Štai, matot, akivaizdžiai, kaip iš viršutinės butelkos gražiai perbėga į apatinę. Štai ką reiškia, čia yra pasireiškęs pats paprasčiausias, primityviausias torsioninių laukų veikimas.